Sveiki visi, esu Lina Kontautienė iš įmonės OB Lignį Linėja. Mes gaminame medieną konstrukcijoms ir apdailai. O šiandieną kalbinu Justiną Gedgaudą iš įmonės UAB Logistikos namai. Ir kodėl mes šiandieną su juo kalbam? O todėl, kad visiems statybininkam ir net ir jum, kurie planuojatės įsirengti terasą, yra reikalingi gamybininkai, kurie tą terasą pagamins, o gamybininkai neišsiverčia be logistikos. Tad dėl to šiandieną ir kalbinam Justiną ir gal gali pasakyti, kaip tu padedi tokiam įmonėm, kurios gamina, sandėliuoja ir transportuoja. Sveiki, Justinas Gedgaudas padeda su įmonė Logistic House arba lietuviškai logistikos namai įmonėms, kurios užsiminėja didmeninę prekybą paprastai ir gamybą. Bet kuri žaliava atvažiuoja kažkaip iki jūsų cecho, jo, ir arba jūs patys rūpinatės, arba rūpinasi jūsų tiekėjai. Jeigu jau esat nusprendę, jog norite patys rūpintis, bet abejojat, ar susitvarkysit su logistika, tai mes būtent kaip išorinis logistikos skyrius padedam atsigabenti krovinius, susitvarkyti gamybos, logistikos operacijas, procesus, padarom juos gerokai efektyvesnius negu vyksta dabar, nes turim daugiau negu 15 metų patirtį optimizuojant būtent procesus iš logistikos pusės. Pasakysiu tai kitaip, jeigu galima. Jeigu jūs jaučiate, kad jums trūksta pinigų ir nežinote, kur jie dingsta, tai žinokit, tikrai rekomenduoju pabendrauti su Justinu iš logistikos namų, nes atrasite nemažai finansinių resursų, kurie yra jūsų viduje. Na ir žinoma, sutaupysite laiko bei, kas yra svarbiausia, nervinių ląstelių. Tad Justinai, gal gali pasakyti, koks žmogus, klientas ar įmonė atstovaujantis žmogus galėtų į tave kreiptis ir kam tu galėtum šiuo metu labiausiai padėti? Galiu padėti praktiškai ne visiems. Galiu padėti tie, kurie nori sutaupyti visų pirma, visų antra, kurie vežasi. Gali būti arba laivai, arba geležinkelis, arba sunkusis transportas, liaudiškai tariant, fūros. Tai čia turbūt vienas momentas. Esu didžiausias ekspeditorių priešas dėl to, kad bendraujam paprastai tiesiai su vagonų savininkais arba tiesiai, kas turi transportą, autotransportą. Kas turi geriausias kainas? Kas turi geriausias kainas, kurie patikimai veža iš regionų, iš kur ir važiuoja jūsų žaliava. Tai tokie piragai pas mus. Supratau. Tai jeigu jūs importuojate produktų, žaliavas ir norite staupyti, tai prašom drąsiai kreiptis, pasidalinsiu Justino kontaktais. Ir turiu klausimą, Justinai, o iš Kinijos rūpinatės pristatymu? Atvirai pasakysiu, iš Kinijos paprastai dabar nustojam rūpintis, kadangi yra labai daug reikalų ir realiai šiandien linijos valdo visą tiekimo grandinę ir nebent yra didžiulis kiekis, bet paprastai šiandien leidžiam užsiimti specialistams tie, kurie moka geriausiai. Supratau. Štai, tai Justinas jums nepažada pyragų, kurių negali iškepti. Tad ačiū, kad žiūrėjote ir jeigu turite klausimų, prašom kreiptis. O su jumis buvo Lina Kontautienė iš įmonės OB Lignį Linėja. Ir Justinas Gedgaudas, ate. Iki pasimatymo.